Gražūs žmonės 5 dalis. Jau 2 metai, kai Martynas sapnavo Mariją Kovacs. Naktis naktim. Kiekvieną naktį jis pamažėl su tuo susigyveno, nors ne visiškai. Kaip kitaip nesusigyvensi, jeigu nežinai, ką padaryti. Nors kartą per savaitę pasirodydavo bent vienas pranešimas apie Mariją Kovacs aktorių žiniuose. Kaip tyčia paskutinis aktorių žiniuose rašė: Marija Kovacs metė savo nuolatinį darbą ir tapo full-time aktorė. Sužibėjo kaip pagrindinis vaidmuo eksperimentinėme filme Dvasios. Tai buvo paskutinis Martyno kantrybės lašas ir taurė persipildė, skysčių vadinamų pavydas. Lašas po lašo akmenį protašo, bet kai surenki viską į vieną vietą, kad ir lašas po lašo tiesiog išbėga per viršų. Ta pat akimirką suglamžė ir išmetė aktorių žinias ir paskambino redakciją, kad įsako prenumeratos. Tavo filmą atrinko, greitakalbė sušuko Rita sėdėdama prie kompiuterio. Buvo ankstyva, tingi sekmadienio popietė, tokia tingi, kad rodos viską tingi. Atrinko, kas, atrinko, kur, ai jo, tu nežinai, nutęsė Rita. Susičiau mūsų filmą per Film Freeway platformą ir eksperimentinių filmų festivalį. Tai kainavo $34, bet tai nesvarbu. Svarbiausia, jog mūsų filmą atrinko ir rodys kino teatre Birštone, tad nereikės niekur važiuoti, staiga padarė pauzę efektui sustiprinti. Kartu gavom pakvietimus į pobūvį po 2 savaičių. Ten bus ir didelių filmų ir tokių mažų filmų kaip mūsų. Aš tave myliu, pertraukė ją Martynas, apkabino ir pabučiavo. Ir už tai tave myliu. Tikrai, na gerai, ne vien už tai. Ir jie dar kart pasibučiavo. Skelbimą apie filmų atranką radau aktorių žiniuose, kurias tu buvai suglamžęs ir išmetęs. Tikrai, aha, nemeluoji, ne. Tada patikėsi. O čia tai buvo įvykis. Martyno G filmas atsidurs sidabrinėme ekrane. Pirmą kartą gyvenime. Užbėgsiu įvykiams už akių ir pasakysiu, jog Birštonas neturėjo kino teatro. O kino teatro vaidmenį atliks tiesiog labai didelė palapinė. Martynas susirado aktorių žinias ir greitai susiejo, jog festivalyje dalyvaus ir Marija Kovacs. Surado ir filmų Call Out pranešimą į festivalį. Jis pasirodo nebuvo iki galo skaitęs laikraščio, tai jo nepastebėjo. Prieš išmesdamas laikraštį jis dar pastebėjo, kad yra atskira kategorija filmams filmuotiems telefonais ir kad kiekvienai kategorijai priskirtas nemažas piniginis apdovanojimas. Jei pavyktų laimėti, jis iškart mestų darbą ir kurtų vien tik filmus. Taip jis mąstė. Kaip ten bebūtų, tai buvo jo akimirka. Dabar galėjo galutinai išmesti aktorių žinias ir daugiau niekada nebeskaityti. Tai buvo jo akimirka. Tiksliau bus po 2 savaičių, kada pristatys jo pavardę kaip režisierius ir parodys jį kartu filme su Rita. Jis nesitikėjo laimėti. Jam užteko vien tik tai atsidurti sidabrinėme ekrane. Kadangi festivalis vyks Birštone, tai aš parašiau laišką, jog mes pažįstam gerai Birštoną ir kad turim tikriausią filmą nufilmuotą Birštone. Kaip tai sugalvojai? YouTube išmokė. Keista, kad tu peržiūrėjai tiek daug tutorialų, bet to nepastebėjai. Skamba paprastai, bet taip tikrai nebuvo. Jis Martynas tarp aukščiausio lygio filmų elito, o jo filmas nufilmuotas telefonu. Va čia tai svajonės įsipildymas. Kaip ir filmo kūrimas buvo jo svajonės įsipildymas. Jo akise tai atrodė kaip amerikietiško svajonės įgyvendinimas. O, kaip greitai teks jie nusivilti. Visai netrukus. Žinai, ką man sakė darbe, tarė Martynas. Ir kągi, vėl susiginčiai su klientu, juokavo Rita. Ne visai, vieną kartą mane pavadino svajokliu. O dabar žiūrėk, mūsų filmas sidabrinėme ekrane. Ar gali būti kas nors geriau? YouTube vis vien te buvo prisuktos 4 peržiūros. Nu ir velniai nematė, pagalvojo Martynas. Jis laikėsi vilties, jo galbūt po festivalio bus daugiau peržiūrų. Kaip ten bebūtų, jo filmo nežiūrėjo net draugai. Vargai po filmo sukūrimo ir pridavimo į prestižinį festivalį, kuriame dalyvaus visa kino industrijos grietinėlė, nesibaigė. Kitas klausimas, kuris nedavė visas 2 savaitės ramybės Martynui, buvo kaip rengtis į festivalį ir kaip rengsis Rita. Ten bus šviesų, spalvų ir madų šou, o jie kaip kaimo japėje apsirengę paprastai. Ar gali būti kas blogiau, o dar jeigu reikės lipti ant scenos, 5 dalies pabaiga.